įmanoma geriau pasipriešinti varžovui? Manau, kad nebuvo. Aišku, galėjom dar šiek tiek sumažinti skirtumą, biškai per didelis skirtumas, bet objektyvai žiūrint mes negalėjom. Ir manau, priežastis tas, kad paprasčiausiai pritrūkom antrojo dalyje rungtynių galingumo. Taip, verčiamės be dviejų priekinės linijos žaidėjų, Urbanas serga, Jasilionis traumuotas, ir dar Morkeliūnas prasižengė labai anksti, surinko 4 pražangas ir kaip pasaka 5 pražanga. Ir mes visur pralošėm tą galingumą. Lietuvos Rytas, aišku, po pralaimėto Eurolygos rungtynių norėjo atgaivinti žaidėjus treneris, visą laiką spaudė. Buvo labai sunku. Mūsų mažiukai, aišku, aš norėjau daugiau, kad mums padėtų antri, treti numeriai, bet yra kaip yra. Kur buvo didžiausias problemas šiandien? Kaip minėjau, galingumą. Galingumą kovai po krepšiu, galingumą žaidimą 1-1 ir daugiau indėlio puolime iš 2-3 numerių. Ir Paulius Morkeliūnas antros rungtynės iš eilės 5 pražangas gauna 3 kėlinio pradžioje. Čia nuovargis ar kas jam nutiko? Nemanau, paprasčiausiai žaidybinės situacijos. Šiandien jisai turėjo kauti su fiziškai daug stipresniais varžovais. Jų buvo, jeigu 3. Jeigu paimkim, su kuriais jis turėjo šaudyti, jis vienas. Todėl, manau, sunku. Aišku, kai kurios pražangos puolime ten nepateisinamos, bet gynyboje jam labai buvo sunku. Rytas nieko nenustebino? Mes žinom, kaip Rytas žaidė, matėm rungtynės. Manau, kad jų treneris yra reiklus ir jam neleido atsipalaiduoti. Ir jie žaidė savo žaidimą. Galbūt kelti žaidėjams kažkokius tikslus, nelaimėti. Aš buvau prieš rungtynes pasakęs, kad mes turim parodyti, ką mes iki šiandienos nuveikėm, pasižiūrėti, įvertinti save, plus atsakyti jų greitį, atsakyti mūsų greičių, jų galingumą, atsakyti galingumu. Tai šitos rungtynės ir parodė, kad pusę rungtynių mes visai neblogai tą darėm. Bet pristygom, kaip minėjau, to galingumo vadinamo. Pasaka. Plius patirtis, žaidybinė patirtis irgi savo suvaidino. Ar toks triukšmas didelis aikštelė neišmušė iš vėžių? Gyvūnas? Ne, turbūt. Viskas normaliai, mes pripratę pas mus. Utenoje irgi tas pats.